Labas vakaras. Pradedam tiesioginę transliaciją. Šiandieną, kaip įprastai mėnesio pradžioj, papasakosiu jums, kas įvyko per praėjusių mėnesį. Tai kol pasijungs daugiau žmonių, truputį prisistatysiu. Tai šiandien transliuoju YouTube savo kanale, taip pat per TikToką. Tai tik tai TikToko nematysiu komentarų, jeigu kažkas rašysit, nes vienu metu transliuoju per dvi platformas. Tai atsiprašau, jeigu kažko nematysiu, komentarų neatsakysiu, bet tai tikiuosi jūsų įsitraukimo ir po transliacijos matysiu komentarus, jeigu ką padarysiu video atsakymus. Taigi, mėnuo greit prabėgo, labai toks įvairus buvo mėnuo, tas sausio mėnesis, pakankamai šaltas, šiandien naktis buvo pati šalčiausia per paskutinius 30 metų. Tikiuosi technika nenuvils ir galėsiu sklandžiai jums papasakoti, ką esu šiandieną pasiruošęs. Tai pradėsiu labai trumpai galbūt nuo savęs. Esu Edvardas Judžentis, vienas iš UAB finansų treneriai bendrai įkūrėjų. Nuo 2020 metų turiu finansų maklerio konsultanto licenciją, tai galiu pakonsultuoti kiek aukštesnių lygių apie investavimą, apie finansus. Šiaip investavimu domiuosi jau daugiau negu 15 metų. Finansų srityje dirbau 7 metai, per tą laiką turėjau daugiau negu 3000 konsultacijų. Taip pat be kasdienės savo veiklos konsultuoju žmonės privačiai apie investavimą, investicinio krepšelio sudėliojimą. Tai galite plačiau rasti mano asmeniniai svetainiai, kokias paslaugas teikiu. Taip pat labai kviečiu pasidomėti finansų trenerių skleidžiama informacija. Taip dalinamės pakankamai aktyviai. Turim įvairios ir švietėjiškos informacijos. Tai kas domisi savo finansų valdymu, labai kviečiu apsilankyti tiek socialiniuose tinkluose, tiek svetainiai. Ir prieš pradedant, neskaitysiu labai, čia atsakomybės ribojimas, tradiciškai viskas, kas susijęs su investavimu, turėtų turėti tokį dalyką. Tai čia, ką pasakosiu, tai yra mano asmeninė nuomonė, jokių būdų tai neturi būti ir nėra rekomendacija pirkti ar parduoti tam tikras finansinės priemonės. Ir jeigu jau jums tai pasirodys, tai jūsų jau čia yra sprendimas, ne mano. Ir bet kokius savo finansinius sprendimus priimkite, įsivertinkite visą savo situaciją, savo riziką, savo finansus, žinias, galimybės ir tai darykite atsakingai. Tai mano pasakojimas šiandien yra labiau informacinio pobūdžio. Ir trumpai apie ką pakalbėsiu, apie infliaciją, taip pat pakalbėsiu Euriboro pokyčius, žaliavų rinką, akcijų dinamiką, pensijų fondų rezultatus apžvelgsiu tiek antra, tiek trečia pakopa, pakankamai karšta tema, taip pat kriptovaliutos ir taurieji metalai, lygiai taip pat karšta tema ir pateiksiu savo asmeninę įžvalgą ir prognozę į ateitį. Tai galim pradėti, turbūt jau daugiau mūsų prisijungusių, po truputį jungiasi ir pradedam. Tai gruodžio mėnesio infliacija Eurostatas visada paskelbė sekančio mėnesio viduryje, tai sausio 19 dieną buvo oficialiai paskelbti Europos infliacijos duomenys ir būtent per gruodžio mėnesį, tai apie gruodžio mėnesį, aišku, paskelbta infliacija, infliacijos tendencijos buvo mažėjančios. Tai reiškia, kainų augimas lėtėjo, infliacija, kitaip sakant, mažėjo. Europos Sąjungoje infliacija sumažėjo iki 2,3, o eurozonai tose šalyse, kur turi eurą, iki 1,9. Taip pakankamai geri skaičiai ir centrinio banko siekiamybė yra tokia, kad apie 2 procentus infliacija yra tvari. Tai Europos centrinis bankas, kuris reguliuoja ir eurą, būtent to ir siekia ir dabar pakankamai infliacija yra tokia labai tvari ilgalaikiai perspektyvai. Lietuvos infliacija taip pat per mėnesį šiek tiek sumažėjo nuo 3,6 iki 3,2. Mažėjo ir visų kaimyninių šalių, tiek Latvijos nuo 3,8 iki 3,4
Estai, kad ir mažėjantį infliaciją, vis tiek išliko trečia pagal didžiausią infliaciją šalis. Ir Lenkija labai minimaliai, bet irgi sumažėjo. Tai Lenkija iš aplinkinių šalių turi mažiausią infliaciją. Labiausiai kainų didėjimui apskritai turėjo didžiausią įtaką būtent maisto ir alkoholio. Vienas iš didžiausių, tai maisto brangimas apie 0,5%, paslaugos brango dar daugiau, tai paslaugos nuolatos turi didžiausią įtaką ir brango apie 1,5%, neenergetinė pramonės produkcija labai minimaliai brango, galim sakyti, nepastebimai ir šiek tiek atpigo energetikos kainos. Tai jeigu pasižiūrėti infliacijos grafiką, tai yra per šalis ir ES vidurkį, tai Lietuva yra maždaug per vidurį, truputį didesnė pusė. Rumunija turi kosminę infliaciją daugiau negu 8% ir daugiau negu dvigubai lenkia kitas šalis. Estai, kaip sakiau, treti. Mažiausia infliacija yra jau eilę mėnesių Kipre, pakankamai maža Prancūzijoje ir Italijoje. Tai Lietuva labai smarkiai neįsiskiria iš panašių šalių ir iš kaimininių šalių turi geriausią galbūt infliacijos tą mažiausią rodiklį. Nors 3,trupučiu% infliacija yra pakankamai didelė. Kaip keitėsi Euriboras? Euriboras labai panašiam lygiai išliko. 12 mėnesių Euriboras šiek tiek sumažėjo, labai minimaliai. Ir šiek tiek pakilo tiek 3, tiek 6 mėnesių Euriboras, bet tas pakilimas labai ten nepastebimas. Tai jau kelintą mėnesį, jau 3 berods mėnesį Euriboro yra beveik kaip kreivė, tokia kaip tiesė, tiksliau, ir jisai labai smarkiai nekinta. Ir jeigu pasižiūrėti, kokia bus prognozė į ateitį, sausio gale atnaujinta Chapman Hedging Advisors pateikiama Euriboro prognozė, tai 3 ir 6 mėnesių matom, kad maždaug iki vasaros kainų, tai yra Euriboro lygis turėtų būti toks pat, gal neženkliai dar pamažėti, bet beveik nekisti, tai mažiausia reikšmė turėtų būti gegužę, birželį. Liepa po truputį turėtų pradėti kilti ir tas kilimas artimiausius 10 metų, aišku, tokia čia tiesiai į viršų iki 3 maždaug 0,5%. Praeitą mėnesį buvo prognozuota, kad po 10 metų bus daugiau negu 3,5%, dabar yra kiek pamažinta prognozė. Aišku, tiek į priekį sunku nuspėti ir čia tiesiog projekcija. Tai jisai pakankamai tiksliai rodo galbūt metų laiko į priekį ir tai kiekvieną mėnesį atsinaujina šitą prognozę. Tai dabar esam tokioj situacijai, kad esam pakankamai žemam vis dar Euriboro lygiai ir tas lygis turėtų apie pusę metų ar kiek daugiau išsilaikyti, tai yra apie 2,trupučiu% ir po to metų gale pradėti po truputį mažėti, jeigu nepasikeis kažkokie esminiai faktoriai, kurie įtakoja Euriborą. Kaip sekėsi euro ir dolerio valiutų porai, tai per mėnesį euras stiprėjo pakankamai stipriai, ypatingai iki maždaug mėnesio, tai yra sausio 25 dieną pasiekė už 1 eurą apie 1,20 dolerio, tai yra 1,2 dolerio. Tai pakankamai didelė reikšmė, viena iš didesnių per paskutinius keletą metų. Tiesa, po Fedo paskirimo, Fedo prezidentas Trumpas paskyrė Fed direktorių naują, situacija šiek tiek pagerėjo, doleris pradėjo stiprėti, nes neaišku, buvo tokia nežinomybė, ką paskirs, kad nepaskirtų beždžionę su granata, tai paskyrė pakankamai adekvatų žmogų ir rinkos adekvačiai sureagavo. Taip pat ir doleris šiek tiek pastiprėjo ir dabar už 1 eurą galim gauti 1,18 dolerių. Tai, kaip sakyt, tas pokytis nėra labai didelis, bet kokiu atveju doleris pakankamai silpnas lyginant su euru. Žiūrėsim, kokios bus toliau tendencijos. Toliau energetika. Nafta per sausio mėnesį taip labai gražiai
pirmas keletą dienų laikėsi labai žemam lygiai ir maždaug ties mėnesio viduriu pradėjo augti kaina ir iki mėnesio beveik pabaigos buvo pasiekusi $70 už barelį. Ir tik tai paskutiniam dienom praeitą savaitę kaina nukrito ir šiandieną truputį irgi kaina leidžiasi. Yra mažiau negu 66, dabar apie 65-66 doleriai. Tai tas 65 toksai sviravimas yra toks ilgalaikis pastarųjų kelių mėnesių vidurkis. Tai naftos kaina tarp 60 ir 70 sviruoja ir labai neišbėga į vieną ar kitą pusę. Tai šita kaina, tai tikėtina, kad tame rėžyje tarp 60 ir 70 ir ateinantį mėnesį išliks. Kaip skiriasi elektros kaina, tai elektros sausio mėnesį gamybinė savikaina pagal Nord Pool biržą smarkiai išaugo, lyginant su gruodžiu ir siekia apie 15 centų, truputį kiek daugiau negu 15 centų už kilovatvalandę. Tai čia yra gamybinė savikaina, tai galutiniam vartotojui prisideda dar įvairios dedamosios ir galutinė kaina, jeigu turit ir biržos kainą, jinai yra žymiai didesnė. Tai gruodžio savikaina buvo apie 8,4 cento, tai beveik dvigubai padidėjo 70-80% arba 7 euro centus. Ir sausio mėnesio ta savikaina kilo pakankamai drastiškai ir lyginant su praeitų metų sausio mėnesiu yra irgi beveik dvigubai didesnė. Todėl, kad šiemet sausis pasitaikė labai šaltas, reikėjo daug energijos šildyti, snieguotas, apsnigta daug saulės panelių ir tiek neprigeneruoja elektros, kiek praeitais metais, praeitą sausį, ir kuris buvo žymiai šiltesnis. Todėl poreikis elektrai smarkiai išaugo ir kaina, gamybinė savikaina smarkiai padidėjo, nes tiesiog didesnė paklausa. Einam toliau, finansų rinkas. Tai finansų rinkose galbūt kažkokių tokių didelių tokių nebuvo, atrodo, pokyčių. Per mėnesį S&P 500 indeksas paaugo grubiai virš 1%. Tiesa, prieš, kaip ir minėjau, tą Fedo vadovo paskyrimą buvo toks nerimas rinkose ir kaina buvo visų finansų rinkų pavažiavus į apačią. Bet paskyrus, kaip ir sakiau, gan adekvatų žmogų, rinkos atsistatė ir mėnesio galą pakankamai aukšta nata užbaigė. Tai sausio mėnesį S&P 500 indeksas pirmą kartą buvo pasiekęs 7,000 simbolinę ribą istoriškai, dabar yra kiek mažesnis, bet ta riba buvo pramušta, reiškia ateityje galim šturmuoti ir daugiau. NYSE Composite indeksas, kuris yra galbūt platesnis ir jisai parodo visų New Yorko biržoje prekiaujamų įmonių bendrą kainų indeksą, taip pat augo virš 2%, maždaug 2,2%. Tendencija panaši, mėnesio vidury nerimas, Fedo vadovo paskyrimas, susitvarkė situaciją ir važiuojam toliau. Europoje augimas šiek tiek didesnis, aišku, kreivė galbūt truputį kitokia, bet Europos akcijos augo 3% ir indeksas irgi yra vieno iš aukštesnių istorinių, sakykime, istorinių taškų ir mėnesis užbaigtas kaip atvirkščiai negu Amerikoje su trendu į viršų. Amerikos į apačią truputį, paskutinės dienas pakilo ir paskutinę dieną pakrito, tai būtent Europoje tas trendas eina į viršų ir toliau šiandieną, kol kas dieną, kada tikrinau, kainos truputį stiebėsi. Skandinavijos šalių Nordic 40 indeksas augo pakankamai smarkiai, beveik 7%, be didelių kažkokių tokių perturbacijų ir augimas pagrįstas turbūt to, kad
kažkur reikia pinigam nutekėti ir Skandinavijos šalis, stabilumas, viskas tvarkoje, tai tiesiog įmonių akcijų kaina pakankamai gražiai padidėjo. Einam į Aziją, Kinijos du pagrindiniai indeksai, CSI 300, kuris galbūt yra atitikmuo S&P 500, tai yra didžiausių Kinijos 300 įmonių. Indeksas krito per mėnesį ir ypatingai mėnesio pabaigoje, gan ženkliai, tai kritimas yra virš 2%, o CSI 1000, kuris apima apie 1000 vidutinių ir mažesnių įmonių, truputį kitokia fondų sudėtis, per mėnesį augo beveik 3%, nors mėnesio gale irgi buvo kritimas, bet iki tol buvo pakankamas augimas, tai mėnesį užbaigė pozityviai. Ir jeigu taip žiūrėti, didžiosios įmonės turi galbūt didesnių problemų Kinijoje, per sausį turbūt turėjo, nes ir Amerikos rinkoje labiau įtakojo didžiasias įmonės, tai mažosios kažkaip susitvarkė geriau. Japonija taip pat augo beveik 1,6% per pastarąjį mėnesį ir indeksas laikos stabiliai daugiau negu 50 tūkstančių, net daugiau beveik negu 52 tūkstančiai, kas yra pakankamai daug. Jeigu priminsiu, kas nematėt mano senesnių apžvalgų, tai praeitais metais, kada pirmas iki šturmavo 45 tūkstančių ribą, po ilgos pertraukos ir šių metų gale viršijo 50 tūkstančių ribą, tai kol kas akcijų kaina nekrenta. Naujoji premjerė, pirma istorijoje moteris premjerė Japonijoje, atrodo lūkesčius savo įvykdo, tai yra tęsi tą, ką turbūt žadėjo, ir rinkos reaguoja adekvačiai, pakankamai gražiai auga per mėnesį. Baltijos šalių pakankamai sekli rinka, 10 didžiausių įmonių biržai prekiaujamų, augo per mėnesį labai simboliškai, tas augimas apie 1,5%, aišku, jisai nėra mažas, bet Baltijos šalių kainų pokytį galima lengviau įtakoti, nes yra per maža imtis, todėl reikėtų labai taip atsargiai žiūrėti Baltijos šalių rinką, bet pozityvu tai, kad kainos didėjo vidutiniškai. Toliau pensijų fondai, tai labai aštri tema, antra pakopa, nuo sausio mėnesio galima teikti prašymus stabdyti įmokas arba nusitraukti, grįžti į sodrą. Ir yra dalis tikrai žmonių, kurie skubėjo ir netgi sausio 1 dieną naktį pateikinėjo prašymą. Aišku, jie turbūt nėra informuoti, kad tą prašymą galima pateikti per visą ketvirtį ir visi prašymai pirmą ketvirtį pateikti bus įvykdyti tik tai balandžio per pirmas 10 darbo dienų, tai yra maždaug iki balandžio 15 dienos. Tai nesvarbu, ar sausio 1 ar kovo 30 pateiksit prašymą, visi bus vienodai įvykdyti. Tai yra niuansų su antra pakopa daugiau ir aišku nėra vienareikšmės nuomonės. Vieniem apsimoka galbūt nusitraukti, kitiem ne, tai reikėtų individualiai pasižiūrėti. Mano asmeninė nuomonė, aš nesu prisirišęs prie to, aš kaupiu jau 18 metų ir planuoju toliau tai daryti, bet aš naudoju ir kitus finansinius įrankius, bet tai nereiškia, kad jūs taip pat turi daryti. Kiekvieną situaciją reikėtų atsižvelgti individualiai. Tačiau, kaip bebūtų, antros pakopos pensijų fondai turi vieną mažiausių fondo valdymo mokestį, vieną iš mažiausių apskritai mokesčių ir pakankamai neblogą grąžą. Taip pat, jeigu įsivertinti valstybės pridedamą paskatą, kuri nuo vidutinio atlyginimo sudaro grubiai apie 50%, tai yra pakankamai didelis priedas prie jūsų kaupimo. Ir jeigu pasižiūrėti per sausio mėnesį, visos Lietuvoje 6 bendrovės tai ir augo, tai ypatingai augo akcijiniai fondai. Aš rodau tik tai į 100% į akcijas investuojančių fondų, kadangi jų yra ne vienas, 5 kiekvienoje bendrovėje, tai per daug būtų informacijos, bet jų sudėtis labai panaši, tai tiesiog pasiėmiau tų, sakykime, jauniausių žmonių, kurie jau pilnai veikia fondas, tai nuo 96 iki 2002 gimusių visų bendrovių tokį fondą. Ir matavau, šiandien tikrinau,
Visur jų kiekvienos bendrovės svetainiai paėmiau rėžį nuo sausio 1 dienos iki 30 dienos, nes ne visos bendrovės dar turi rodiklius 31 dienai. Tai per tą beveik visą mėnesį didžiausi augimai yra praktiškai labai panašus trijose bendrovėse: Artea numeris 1 1,33, GoIndex 1,27 ir Luminoras apie 1,25. Aljanso praeito mėnesio labai grąža numeris 1 pozicija krenta į 4 vietą ir nesiekia 1% ir išduosiu paslaptį kodėl. Biškį anonsą, todėl kad mėnesio gale smarkiai krito ir aukso kaina, apie jį plačiau, o Aljanso fonduose yra iki 10% bent jau buvo pastaruoju metu aukso, todėl auksas, kol kilo, Aljanso irgi fondai pakankamai gražiai augo. Jeigu auksas krenta, tai iš karto matom, kad ir tai įtakoja fondo galutiniai grąžai ir iš numeris 1 pozicijos krentam į 4. Sebas, atsiprašau, netgi 5, Sebas turi apie 1%, tai truputį netgi geriau. Swedbanko grąža labai simbolinė, labai maža. Sunku paaiškinti Swedbanko fondų valdytojų strategiją. Iki šiol, kiek domėjausi, didžiausias fokusas pas juos yra į tvarias įmonės, į tvarumą. Skandinavai labai į tai žiūri, bet pastarosius metus, galbūt daugiau, su tvarumu susijusios įmonės neturi tokio gero rinkose rezultato, todėl skandinaviškas Swedbanko pensijų fondų rezultatas nėra galbūt pats geriausias. Ir čia šiek tiek bandžiau pasidomėti skandinavų arba ypatingai švedų požiūris, nesivaiko kažkokių madų, jiems svarbu tvarumas ir galbūt galutinė grąža nėra jiem tiek svarbu, kiek mum lietuviam. Todėl fondų valdytojai labai smarkiai gal ir nekeičia krepšelio, nors turėtų, nes visos kitos bendrovės adaptuojasi ir prisitaiko prie rinkų tendencijų. Tai ar keisis ateityje Swedbanko strategija, nežinau, bet kol kas gerus metus laiko Swedbanko grąža yra mažiausia ir paimti ilgesnį istoriją irgi ta grąža mažėja. Seniau būdavo maždaug per vidurį, tai dabar slenkasi į apačią. Trečios pakopos pensijų fondai tai galbūt yra viena iš alternatyvų tiem, kurie planuojat antrą pakopą, jeigu esate jau nusprendę nusitraukti. Tai tikrai nemažai ir manęs klausia, kas būtų, jeigu dėčiau į trečią pakopą. Tai antroji pakopoj nutrauktų pinigų siūlyčiau nepravalgyti, juos reikėtų kažkur įdarbinti, nes tai vis tik yra pensijai skirti ateičiai, o ne pravalgymui, bet aišku, jūsų reikalas. Aš tikrai neaiškinu, ką jums su savo pinigais daryti, nes yra tokių pasipiktinusių, kurie turi labai mažai sukaupę ir komentuoja man, kad maždaug tu neaiškink, ką man su savo 2000 eurų daryti. Tikrai neaiškinu. Bet tie, kas adekvačiai mastot ir galvojat galbūt alternatyvas, tai trečia pakopa galėtų būti viena iš alternatyvų. Ir trečioji pakopoj jau yra tik 5 bendrovės, ne 6. Trečios pakopos neturi Aljansas, kuri yra gyvybės draudimo bendrovė, ir jie turi ten pensijinį produktą, kuris nėra tikra trečia pakopa, ten yra gyvybės draudimas. Tai reiškia, perkelti kapitalo į kitą trečios pakopos bendrovę iš Aljanso nepavyktų, reikėtų nutraukti sutartį, sumokėti mokesčius ir tada sudaryti naują. Tarp šitų bendrovių, visų 5, Artėjos, Luminoro, GoIndex, SEB ir Swed, jie visi turi trečios pakopas, savo krepšelį galima kilnoti. Ir per mėnesį akcijinių fondų labai panašios grąžos, Artėja ambicingas 1,3, Luminoras 1,28 ir GoIndexas 1,2 pasaulio akcijų fondas. Tai trijulė, galim sakyti, labai nedaug skiriasi grąžos viena nuo kitos. Sebas irgi ne per daug atsilieka, beveik 1%. Swedbanko, galim sakyti, nepaaugo. Tai dar mažiau augo negu antra pakopa. Taip, tai su pensijų fondais tiek, važiuojam toliau. Bitcoinas, labai trumpai, sausio mėnuo Bitcoinui toliau nesėkmingas, gruodis buvo nesėkmingas, Bitcoino kaina toliau važiuoja į apačią. Ir
jau dabar siekia mažiau negu 66 tūkstančius eurų už vieną bitkoiną. Rodau eurais, ne doleriais. Doleriais, aišku, yra didesnė kaina, bet mes gyvenam eurais, uždirbam eurais, todėl aš visada rodau bitkoino kainą eurais, galbūt nėra pati populiariausia šita schema, bet principas yra toksai, kad per mėnesį eurais kaina krito beveik 13%, kas yra pakankamai didelis kritimas. Kur judės toliau, sunku pasakyti, bet trendas antrą mėnesį iš eilės į apačią nėra labai daug žadantis bitkoinų. Ir kitom kriptovaliutom Ethereumas taip pat pakankamai smarkiai krito, apie mažesnės net nekalbu. Taip, važiuojam toliau prie mėnesio žvaigždės aukso ir sidabro. Tai sausio mėnuo buvo labai spekuliatyvus ir labai pozityvus tęsinys praeitų metų aukso kainos kilimui į viršų. Ir aukso kaina šturmavo visų laikų rekordus, buvo labai smarkiai pabrangusi ir paskutinę mėnesio dieną, tai yra praeitą penktadienį prekyboje vykusią dieną, aukso kaina krito apie beveik 20% nuo piko per vieną dieną ir mato čia grafike. Ir dabar siekia apie 4000 eurų už unciją, nors buvo daugiau negu 4,5 pasiekusi kaina, bet vis tiek, jeigu mėnesio perspektyvų žiūrėti, yra apie 10% augimas, bet labai staigus kainų kritimas į apačią. Kodėl taip įvyko, yra galbūt nemažai priežasčių. Vienas iš jų yra tai, kad tie, kas turėjo daug aukso, fiksavo aukso didelę kainą ir išsipardavė. Kai turi daug aukso ir jo išmeti į rinką, tada automatiškai pradeda kaina kristi, nes tuo metu atsiranda daugiau pasiūlos negu paklausos, nes kaina ir taip aukšta. Ir kaina pradeda kristi ir įsijungia mechanizmas tiem, kurie spekuliavo su svertu. Tai svertas reiškia, kad perkam auksą su, sakykime, 1/10, 1/500, ar panašiai, tai priklausomai koks svertas. Tai yra su skolintais, kitaip sakant, pinigais. Ir jeigu kaina važiuoja, kuo didesnis svertas, tuo greičiau atsiranda automatiškai poreikis realizuoti tą poziciją ir užsidaryti. Į minusą reiškia tas, kas prekiauja su svertu, praranda savo visą turėtą prieaugį ir savo pinigus. Ir kuo daugiau tokių pozicijų užsidaro, tuo greičiau pradeda kaina važiuoti į apačią, nes naujos tokios pozicijos užsidarinėja. Iki tol, kol kažkas, kas mato tokią prekybą, mato galimybę, pradeda pirkti, nes kaina tikrai sumažėjo ir sustabdo tą tokį kainos kritimą. Tai aukso kaina krito paskutinę dieną. Šiandieną prieš pat dar tikrinau, šiek tiek irgi apie 2-3% yra važiuojant į apačią. Toliau reiškia tęsis kainos kritimas, bet važiuojam pasižiūrėti, kaip atrodo sidabras. Sidabro per mėnesį augimas tik 8%, mažiau negu aukso, bet sidabras iš viso buvo išprotėjęs, pasiekė beveik 100 eurų už unciją kainą, istoriškai labai aukšta, dar prieš kelis mėnesius buvo 40-45 ir pasiekė 100 eurų beveik už unciją kainą ir krito vos ne 40% ir dabar mažiau negu 70 eurų. Siekia kaina ir vėlgi šiandieną šiek tiek krenta, tai sidabro kaina per praeitus metus buvo smarkiai iškilus, tai galim sakyti, tas spekuliatyvus burbulas toks išsipūtęs buvo dar didesnis, nes sidabro tiesiog kaina rinkoje buvo pakankamai pigi lyginant su aukso kaina, todėl į jį galbūt buvo daugiau investuota. Bet ir kritimas dabar buvo žymiai didesnis. Tai tie, kas spėjot užsifiksuoti prie gerų kainų, sveikinu, kas nespėjot, tai galbūt dabar nebeskubėkit, nes neaišku, kur judės toliau. Jeigu važiuos toliau, palaukit, o gal kaip tik geras laikas susipirkti. Tai kaip atrodo aukso sidabro reitingas, vadinamas Mint Ratio. Tai jeigu tai pasižiūrėti per mėnesį, tas reitingas dalį laiko buvo mažiau negu 50. Tai reiškia, kada sidabras augo daug greičiau negu auksas, sidabro kaina didėjo. Tai santykis šito reitingo buvo apie 50 ir net mažiau. Dabar yra apie 57.
istoriškai yra sakoma, kad jeigu santykis yra 80 arba daugiau, tai auksas yra stipriai per brangus lyginant su sidabru. Reiškia, sidabras yra daug pigesnis lyginant su auksu. Jeigu santykis yra 50 arba mažiau, tai yra sidabras per brangus lyginant su auksu arba pervertintas. Ne? Tai kurį laiką, praeitą mėnesį, taip ir buvo, kad sidabras buvo pervertintas aukso atžvilgiu. Ir dabar grįžta į tokį istorinių vidurkį tarp 50-80. Reiškia, nei vienas, nei kitas labai nėra pervertintas. Galbūt sidabras šiek tiek yra daugiau aukso atžvilgių negu atvirkščiai. Ne? Nes jeigu reikšmė būtų arčiau 80, tai būtų atvirkščiai. Tai kas investuojat auksą sidabrą, labai rekomenduoju pasidomėti plačiau apie šitą santykį. Mint ratio vadinas arba gold silver ratio. Yra tam tikros investavimo strategijos, bet tai nereiškia, kad tai yra vienintelė investavimo strategija, pagal kurią reikėtų investuoti. Yra dar daugiau visokių niuansų susijusių su tauriaisiais metalais. Ir šita strategija nepasako, kad va šiandien pirks sidabrą, o rytoj auksą, nes jinai gali greitai apsiversti ir dinamika kainų gali pasikeisti dėl kitų niuansų. Tai tiesiog tai yra vienas iš matavimo rodmenų. Todėl nerekomenduoju nei pirkti, nei parduoti būtent tik remiantis pagal šitą. Yra ir daugiau strategijų. Bet turėkite omeny, kad labai aukšta kaina pasikoregavo ir į ateitį žiūrint gali važiuoti bet kur. Kas dar? Baimės indeksas, kuris parodo, kaip finansų rinkų dalyviai reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui. Jisai dažniausiai rodo esamą situaciją, jis neparodo, kas bus, nenuspėja ateities. Tai mėnesio 20 dieną, sausio 20, jisai buvo pakilęs iki 20, virš 20. Tai yra tuo metu, kada finansų rinkos šiek tiek važiavo prieš Fed vadovo paskirimą. Ne? Tai, bet jį paskyrus stabilizavosi ir dabar siekia apie beveik 19, kas yra pakankamai nedaug, bet lyginant su mėnesio pradžia, tas viksas paaugo beveik 30%. Bet tai nerodo, kad yra kažkokia didelė krizė, tiesiog didesnis jautrumas ir kažkokiai didesniai žiniai ar kažkokiai nemaloniai naujienai vėlgi gali sureaguoti rinkos arba kažkokiai turto klasiai smarkiai krentant gali šitas baimės indeksas vėl suaktyvėti. Tai jo pakankamai aukšta reikšmė istoriškai yra virš 20, 30, jeigu yra didelis kritimas gali pasiekti ir 50, tai jeigu yra mažiau negu 15, tai yra labai reiškia pakankamai ramu. Tai dabar link 20 artėja, tai toks, sakykime, ant adatų kažkas sėdi. Tai taip reikėtų žiūrėti į šitą indeksą. Na ir pabaigai apibendrinu, tai gruodžio mėnesio infliacija tiek Europoje, tiek Lietuvoje ir aplinkui sumažėjo. Lietuvoje artėja link 3%, kas yra visai gerai. Euriboras nekito, reikia džiaugtis, tai esam pakankamai žemam lygiai, kam persiskaičiuoja šį mėnesį Euriboras. Tai 3 mėnesių turbūt labai net nepasikeis paskolos, kam 6 mėnesių gali būti šiek tiek jau ir padidėti. Naftos kaina sausį buvo pasiekus beveik $70 už barelį ir mėnesio gale šiek tiek pamažėjo. Ir šiandieną yra maždaug tam viduriukė, tai apie 65, kur judės sunku pasakyti, žiūrėsim kitą mėnesį. Elektros gamybos savikaina smarkiai augo, todėl kad buvo šalta ir didelio energijos poreikis buvo. Ir jeigu taip prognozes pateikti, manau, kad sausio mėnesį tiek Europoje, tiek Lietuvoje infliacija dar gali šiek tiek sumažėti, tai yra po truputį susitraukti. Naftos kainos sunku nuspėti, į kurią pusę judės, bandau spėti, kad taip ir šokinės tarp 60-70. Vasario elektros gamybos savikaina gali būti pakankamai aukšta, jeigu bus taip šalta dar pakankamai ir bus daug sniego, tai tikėtina, kad kaina gamybinė elektros savikaina bus didelė. Ir
Tačiau gera žinia, kad artimiausių metų Euriboras neturėtų didėti ir vasario mėnesį. Ir ECB irgi kol kas nežada kelti bazinių palūkanų. O baimės indeksas, kaip sakiau, yra šiek tiek kilstelėjęs, todėl rodo, kad dėl galimų neramumų galima laukti tam tikro išsipardavimo akcijų rinkose. Reikia tą žinoti, nereikia to bijoti. Aukso ir sidabrų kainų burbulas kažkiek sprogo, bet dar kainos yra pakankamai aukštam lygiai. Ar jau pirkti, nežinau. Spėlioti dabar tai vadintųsi krentančių peilių gaudimas, nes gali kainos dar smarkiai važiuoti arba gali stabilizuotis kritimas ir pradėti toliau dar smarkiau aukti. Tai tokia situacija rinkoje yra vadinasi krentančių peilių gaudimas. Todėl negaliu rekomenduoti, nežinau į kurią pusę judės. Tiesiog sekit rinkas ir bandykit nuspėti patys ir žiūrėti, ką pasirinkti. Taip, matau klausimą YouTube'ai turiu klausimą ties nekilnojamo turto rinką. Ar yra kažkokių pasikeitimų su jie susijusių, kokia yra tikimybė tolesnių būsto brangimų? Tai kol kas naujų duomenų neturiu, bet per praeitus metus nekilnojamo turto kainos gyvenamo būsto augo ir tikėtina, kad kol kas iš kolegų, kurie dirba nekilnojamo turto rinko, aišku, jie yra galbūt suinteresuoti, kažkiek sako, kad ir toliau turėtų kaina didėti, bet jeigu aš pasiimu istoriškai Lietuvos nekilnojamo turto kainas, tai 15 metų istorija realiai kreivė tik į viršų, kai aplinkinių šalių buvo ir pakritimų, ir ta kaina tiek smarkiai neaugo, tiek Latvijoje, tiek Lenkijoje, toje pačioje Skandinavijoje ir kitose šalyse. Ir kai kurių nekilnojamo turto kainų tas augimas atrodo toksai nebeaišku dėl ko. Tai Vilniui geroj vietoj nekilnojamo turto objekto kaina yra jau kartais brangesnė negu kokioje Romoje ar Madride. Tai klausimas, kiek čia mes dar tos kainos augimo turėsim, sunku pasakyti. Kol kas panašu, kad tos kainos šiek tiek dar turėtų augti, bet kiek ilgai neaišku, nes yra dabar pakankamai mažas palūkanų lygis, tai yra Euriboras nėra išaugęs, reiškia galima paskolinti pakankamai didesnę sumą, negu buvo, sakykime, prieš 2 metus Euriboras, kada siekia 4%, tada mėnesio įmoka galėjo būti žymiai mažesnė, galima paskola tiksliau žymiai mažesnė, nes mėnesio įmoka buvo didesnė. Tai kur judės toliau nekilnojamas turtas, nežinau, bet mano galva tas didėjimas toks reikėtų labai atsargiai žiūrėti. Aišku, atlyginimų kilimas toliau varo nekilnojamo turto kainas į viršų, nes atlyginimai didėja. Poreikio geram būstui vis dar yra, visi nori gyventi naujose būtuose, gražiuose arba namuose, iš būtų keliasi namus, tai kol ekonomikoje viskas tvarkoja, Lietuvoje ekonomika auga, neturim kažkokių tokių didelių sutrikimų, nedarbas po truputį mažėja, atlyginimai didėja, tikėtina, kad ir kaina dar kurį laiką didės, bet kiek ilgai neaišku, nes turim neprognozuojamus kaimynus rytuose, ir jų kažkokie neprognozuojami veiksmai gali smarkiai pajudinti nekilnojamo turto rinką. Kada tai bus, sunku pasakyti. Ir spėlioti, nežinau, kiek to galima atspėti. Tai pabandysiu kitą mėnesį plačiau apie nekilnojamo turto rinką apžvelgti, tai kadangi dabar dar neturiu galutinių duomenų, tai tiesiog neįtraukiau šito klausimo. Bet ačiū už klausimą, tikiuosi atsakiau. Ir ką, tai šiandieną jau mano rinkos apžvalgos pabaiga, tai labai prašau, kas nesekat manęs YouTube'ai, paspauskit prenumeruoti mano kanalą, ten stengiuosi kelti rinkų apžvalgas, taip pat kelsiu ir kitokio turinio ir dalinsiu savo žiniomis ir labai prašau prenumeruokit, pasidalinkit su draugais ar pažįstamais. Ir taip pat galite sekti mane ir socialiniuose tinkluose, susiraskit tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, LinkedIn'e.
Ir aplankykit finansų trenerių socialinius tinklus ir susimatysim jau kovo pradžioje. Pažiūrėsim, kaip sekėsi vasario mėnesį, trumpiausią metų mėnesį. Tai ačiū už dėmesį ir tvarka jūsų finansuose. Iki.